Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Na ką, vaikeliai, nenusibodo daržystį? Nuo motinos papą atitraukiam? Negalėčiau su jumis sutikt. Jūs gal nesat girdėjęs, nu jo, armijai tokių dalykų nemoka, tačiau statistinis kūdikis maitinamas motinos pienu maždaug iki 1 metų. Kitu atveju, maitinimas motinos pienu gali būti laikomas iškrypimu. O, mums ir akademikų šiais metais padavė. O dabar paklausyk, ką aš tau pasakysiu. Pakeli šitą nuorūką ir nuneši iš šiukšlių dėžę va štai ten ir atgal į rikiuotę. Ir bėgte, čia tau ne į mokyklą vaikščiot. Naujokai, rikiuojame. Daiktus ant dešinę peties. Rikiuojamės ir lygiuojamės, kas čia per stovėsim. Nu ką, mužikai, prisimeni mane? Prisimeni Palangą? Va čia dabar pratęsim, kur baigėm. Tave dabar užverst vaniučką ir palaukt, kol biškį nusimyši, kad kelnes sausas turėtum, ką? Kas čia daras? Stojatės, rikiuojatės. Rikiuojatės buvo komanda. Lygiuojat. Ramiai. Aš esu seržantas Rimantas Norkus. Aš jums ne Rimantas, ne Norkus, ne ponas Norkus. Į mane kreipsitės tamsta seržantė. Mokomajame pulke aš jums atstosiu tėvą, motiną, poną Dievą ir švenčiausią Mariją. Ar supratot, ką pasakiau? Taip. Nesupratau? Suprat. Kai aš į jūs kreipiuosi, jūs privalot atsakyti man. Taip, tamsta seržantė. Ar supratot? Taip, tamsta seržantė. Jau geriau. Daiktus prieš save. Būna čia, susigalvoja, prasinešt visokių tablečių, miltelių. Civiliniam gyvenime galit daryt, ką nori. Bet čia visai kita tvarka.
Tavo tašė. Mano. Tai sakai, mėgsti visokias linksmybės? Bumčik iki ryto prisikišus kvaišalų. Tamstas seržantė, aš švarus. Narkotikus baigiau vartoti 4 klasėje. Garbės žodis. Juokus rikiuoti. Be mano leidimo nei garso. Nors ir pats šapras pokštus krės. Tarčiokas, nespėsiu tave sužverst, pats užsilenksi. Kaimietį, valdyk bazarą, gerai? Kelios rikiuoti. Jeigu aš klystu, kągi, viskas tvarkoja. Bet jeigu suki uodegą, žiūrėk mane. Kariuomenė ne kažkoks vakarėlis. SMS susiuntinėt galėsit laisvų laikų. Dabar surinksi mobilius telefonus. Bus laisvas laikas. Galėsit skambinėti savo mamai. Kada bus laisvas laikas? Negreit, sunelį, negreit. Tai aš tau galiu pažadėti. Lygiuot! Ramiai! Sustokit, mergaitės planuoja. Tamsta kapitonė, naujokai tarnybos pradžiai išrikiuoti. Asmeniniai daiktai paimti, saugojimui. Nieko nelegalaus nerasta. Seržantas Norkus. Na ką, sveiki naujokai. Aš esu kapitonas Vilkas. Malonu matyti vyrus, kurie neprašė giminių ar pažįstamų užtarimo, nesislėpė. Atvyko atlikti pareigą tėvyniai. Iš karto įspėju, lengva nebus. Užtat po metų galėsite didžiuotis, kad tapote tikri vyrai. Tamsta vyresnysis leitenantė, norite pasisakyti? Taip. Sveiki atvykę į Lietuvos kariuomenę, kur mes jūs mokysim karinio pradžiamokslio. Dėl visų iškilusių problemų kreipkitės į seržantą. Jei problemos neišsispręstų, jam leidus, kreipkitės į mane. Jeigu mano kompetencijos neužtektų, man leidus, kreipkitės į kapitoną. Viskas. Tęskite toliau, seržantė. Klausau. Pirmais, antraisiais įskaičiuok. Simona, kas atsitiko? Simona visai į save nepanaši. Kas yra? Kur Deividas? Deividas, jis tau nieko nepasakė. Ką jis man turėjo pasakyti? Ir kaip? Jam mobiliakas išjungtas. Nuo vakar skambinu. Iš pradžių negėlė, dabar iš viso išjungtas. Iš čia? Ar jam kas atsitiko? Jam nieko neatsitiko. Jam viskas yra labai gerai. Simona, Deividas išėjo į armiją. Kaip į armiją? Taigi jis sakė, kad jūs išsuksit. O, girdėjai? Visiems gyrėsi, kad tėvas išsuks iš armijos. O mums čia namuose akis drasko. Tai jūs jį išgrūdot? Taip. Aš jį išgrūdau. Seniai buvo laikas. Kaip taip galima? Taigi jis genijus. Jam reikia. Ko jam reikia? Ko jums reikia? Ko jūs apskritai norite? Jumsgi viskas gyvenime kaip ant lėkštutės paduota. Viskas sukramtyta, nurykim tai reikia. Trisnioja, lakšta, patys nesuprantate. Nei ko jums reikia, nei ko jūs norit gyventi. Romai, argi tu nesupranti, kad mergaitė yra visai kaip nesava. Jos vaikinas visiems metams išėjo į armiją. Nu kaip tu nesupranti, tu visai širdies neturi. Taip. Aš širdies neturiu. O jūs nors vieną galvą turi? Nu tu jeigu būtum turėjus galvą, tai dabar šito nebūtų. Genijus. O reikėjo jį tada. Genijus. Genijus, ne alpėt reikėjo, į protą atleisti tą tavo genijų. Aš jums šitą neatleisiu. Eikit jūs. Bokas. Mažyk, 43. Padaug. Nagus kitą kartą apsikarpė. Nu, ir mergaitės į kariuomenę priimam. Jums kasą supinti ar padažyti? O ką ir su kasytėm galima?
Nu, tai ką, nelaukėt? Nu, tai ką, nelaukėt? Manėt, kad negrįšiu, a? Juozas visada sugrįžta. Kaip nelaukiam, Jėzau, žinoma laukiam. Galvojam tik, kad dar gal tu kokias 2 dienas ligoniniai pagulėsi. Net lankyt buvom susiruošę. O kaip tau rankytės skauda? Tai gal arbatos kokios? Reikės arbatos, alaus vilk drinetu. Nafik man ta ligoninė, ten sausas režimas. Juozo taip lengvai nepaimsit. Netokie piemburniai bandė. Netyčia tadukas. A, netyčia, netyčia. Man sunku kūno sužalojimą pripažino. A kur dabar tas Benkartas? Kariuomeniai. A, tai tėvynė gyda. A, tai mentas nemelavo, tai ką supakavo ir išvežė. A, tai maladėt, a, tai maladėt. Einam nerkai į savo kambarį. Televizorius baigės. Dabar šitą alhašo girtas snukį rodys. Dėdė, praleisk. Koks dėdė, kiek kartų tau močia sakė, kad mane tėvu vadintum, starkli? Paleisk, brolis, sugyventinį tu sumautas. Šūdas kaip skauda. Na nieko pagirs, tada nepasislėpsit. O tada šliundra. Aš dar į vieštamį taisysiu, užteks mano duoną darmai valgyt. Jozuk, nereikia taip piktai, vaikai įsigandė. Ką reiškia, nereikia? Galėtų bent batus tėvui naut. Ašgi dabar 1 grupės invalidas ir vėl nežin, kiek dirbti negalėsiu. Galima pagalvoti, kad tu iki šiol ką nors dirbai. Vaidutė, aš nuausiu. Aš. Ką tu čia dabar vieną ranką? Mangi nesunku. Dabar šituose namuose bus mano tvarka. Savo Benkartų neprisišauksi, supratai? Supratau, Jozuk. Supratai, klausiu. Supratau, Jozuk, supratau. Nesivoliok čia. Alaus tam durnetu. Čiolinas šoskai. Dėmesio. Laisvai. Laisvai. Dabar gyvensi čia. Tikiuosi sutarsi su kambario draugais. Kambario vyresnysis Eilinis Račkovskis. Jis tau čia paaiškins, kas kur ir kaip. Nu, apartamentų ne 5 žvaigždutės. Bet atrodo tvarkingai. Langai be grotų. Eilinį gašką. Po savaitės pratybų. Ir šis kambarys tau atrodys kaip 5 žvaigždučių viešbutis. Ir patalai pūkiniai. Pažadu. Nu, dar pažiūrėsim. Tamsta seržantė. Kas tamsta seržantė? Jūs išmoksite mane kreiptis tamsta seržantė. Humoro jausmas man patinka. Humoro, tamsta seržantė. Ir gudrus humoristai man patinka. Baigim šitą cirką. Viskas įsikūrė, tvarkotės. Po 30 minučių rikiuojamas. Bus pietus. Nu ką? Vaizdelis ne Karibų jūra? O, miškas, grynas oras. Gyvensim. Čia mano lova. Čia mano lova. Buvo tavo, dabar mano. Tu žinai, kas yra vyresnysis. Ramiai, nesiparė. Sėsk ant tos savo lovos, jeigu nori. Klausyk, aš tau turiu verslo pasiūlymą. Kokį dar verslo pasiūlymą? Aš iš tavęs šitą lovą nuomoju 3 mėnesiams. Tinka? Už kiekvieną mėnesį moku po 100. Tinka. Arba dar geriau sugalvoju. Noriu turėti ir pinigus, ir lovą? Siūlau sužaisti. Kas laimės, tas pasiema viską. Ką žaisim? Blackjacką? Kas tas blackjackas? Fiačko. Nu, arba 21. Ne, aš matau, iš akių jis nieko nesupranta, ne? Nu gerai, darom paprasčiau. Traukiam kortą. Kas ištrauks didesnę, tas ir laimi. Žaidžiam? Nežinau. Tai ko čia nežinau? Nu, žaidžiam. O, man nepasisekė. Turi ištraukti arba 4, arba daugiau.
Nežinau. Nu ką nežinau, žaidžiam. Žaidžiam. Pralašiu. Nesiseka kortas ir reiškia seksis meiliai. Vyresnysis Račkovski. O aš galiu pabandyti. Atrodo, aš laimėjau. Bet jūs žiūrit kortas, tamsas seržantas. Tam aš ir seržantas. Gaila, kad naujos kortos. O jau suplyšo. Jei dar norėsit pažaisti, pakvieskit ir mane. O dabar susitvarko čia viską. Šiukšlės lovas, rikiuojamės, kazino uždarytas. Karim, ką čia dabar darai? Skalbiu tamstą seržantę. Rankomis? Tikrai taip, tamstą seržantę. O ką čia negalima? Man Hebra sakė, kad skalbti galima tik čia. Tik čia va labai nepatogu. Va būtų kubilas, tai aš žymiai greičiau. Bet tu skalbimo mašiną esi matęs? Tikrai ne tamstą seržantę. Reiks mokinti. Na ir ką dabar tau padarys? Nežinau. Vyksta tyrimas, paskui žiūrėsim. Jo, nepasisekė. Kodėl nepasisekė? Jeigu vėl taip pačioje situacijoje atsidurčiau, padaryčiau lygiai tą patį. Pagal statutą. Nu, tikėkimės, kad viskas taip ir pasibaigs. Na ką po to? Kosovą vėl atgal prašysis? Prašysiu atgal, tik pusė termino praėjo. Aš niekada nemetu pradėtų darbų. Irina, va, pažiūrėk, va ten, matai tą karininką. Lauk, aš tau 3, ne? 4. Iš kur tau 4? Ai, nu jo, 4. Tai va, man reikia tavo paslaugos. Pakabinti reikia? Ne, pakabinti tai mes įspėsime. Man reikia jo piniginės. Tugi pas mus kaip kišenvagė pradėjo, ne? Tai sugalvo ką nors. O dabar karjerą padariau. Bet jie ten dviesi. Tai ką man tave mokyti? Nu tai palauk, kol tas nueis į tūliką, pažiūrėk. Aš moku. Aš tai dar pasėdėsiu. Ačiū. Klausyk, tamsta kapitonė, o ten tam Kosove iš tikrųjų baisu? Nebaisu. Bet nelengva. Žinai, kai karas, tai karas. Žinai, čia draugai, čia priešai. O čia nei karas, nei taika. Šiandien draugas ir tai priešas. O tu kaip žvirblių baidyklė. Per vidurį. Ginkluotas, pavojingas ir nieko nedarantis. Norėčiau ir aš tenai. Nors vienai rotacijai, bet žinai, aš neturiu kur savo dukrelės palikti. Nieko dar nuvažiuosiu. Karų užteks, ir leitenantė. Na ką, tamsta kapitonė? Gal alaus dar? Na, jūs be uniformos, aš be uniformos. Ne tarnybai, va, aš savo uniformą iš vis nešu į valyklą prie durų. Ačiū, aš jau eisiu. Žinai, man šiandien reikia su žmona paliaubas pasirašyti. O alaus kvapas tą progą nelabai tiktų. Ja. Sėkmės, sėkmės. Čia laisva? Laisviau nebūna. Kokia jūsų graži uniforma? Gal generolo? Ne, nu, kur ten generolo? Kol kas vyresnio leitenanto, bet aš tikiuosi, kada nors bus generolo. Manau, kad bus. Nieko, leitenantas irgi bus. O kiek dabar valandų gražuoja? Kiek valandų dabar? 18 valandų 17 minučių. 18 valandų 17 minučių Lietuvos laiku. Ačiū. Jėzus, taigi aš vėluoju. Dar sustiksim, gerai? Čiau.
Tiek to. Įpilk dar. Du alaus. Ko spoksai, seniai? Aš nieko. Man tavo harė nepatinka. Galėčiau pagražinti. O kas ranką nulaužė? Senis turbūt mergos nori, ne? Galim parūpinti. Aš pats tų šliundrų turiu pilnus namus. O taip, ant krūto senio pataikė. Tai gal gali ir mums vieną parduoti? O ką? Atimsi, parduosi tą kekšytę. Kiek duosi? Prekiai nelygų. Žinai, snukutis, papai, visa kita, o dar jeigu ir jauna. Graži merga. Dar į mokyklą valkėsi. Bus 17. Ar buvo? O čia jau mane sudominai. Gal dar ir celka? Olandijoje neblogai gaučiau. Nu, gal ir taip. Aš su žvakė nestovėjau. O pats nebandėjai? Norėjau, bet nedavė šliundrą, tik snukį. Išbraižė. A, kaip čia galima parduoti? Nu, seni, tu čia ir pataikiai. Pristatyk mums tą merginą. Ir pasą kartu prigrieb. Visos kitos problemos mūsų. Nu, su savim aš paso neturiu. O gauti gali? Kaip tu pirštus atmišti? Stalčiai guli. Porą šimtų duosi? Jeigu bus gera merga, porą štukyčių gausi. Ei, padavalka, vodkės įliek seniui už mūsų sąskaitą. Žiūrėk. Avansas. Tik kad viskas tyliai. Kitaip, ne tik tai ranka, bet ir abi dvi kojas nulaužiu. Čia mano telefonas. Kaip turėsi pasą, pasuk. Sutarėme. Paskaičiuokit gal man tik dar su savo nuolaida. Na, kad mes nuolaidą nuolatiniams klientams darom. Gerai, aišku, gerai. Nevypas kažkoks tai. Iš jūsų 89 litukai. A jūs mano piniginės netyčia nematėt? Na, iš kur aš galėjau ją matyti? Net išsitraukęs nebuvot. Gal tualete iškrito? Nu, į tualetą aš iš vis nėjau. Žinot ką, gal aš greit nuvažiuoju namo, atvešiu ir tada mes... Nieko nežinau. Aš jūs pirmą kartą matau, dabar tokių daug būna. Jeigu negalit mokėti, skambinu policijai, su jais ir aiškinkitės. Palaukit, kam ta policija? Palaukit. Karininko garbės žodis. Nuvažiuoju namo, parvežu ir tada mes... Saulė, girdėjai, ką sakė? Karininko garbės žodis. Tu ką, aš nematai, kad čia koks nors bomžas? Galvoji. Čia kai karininkas, karininko garbės žodis pasakė, reiškia tiesės. Taigi man reikia kasą priduoti. Jei, tu pažiūrėk, tu ją. Nu, tu gižmuotas. Nu, palaukit, mes susitarsim kaip. Baig, tu nepergink, viskas tvarkoj. Kiek tau reikia? Nu? 89 litai. Va, gerai? Va čia 100. Klausykit, mes susitarsim. Tai tu ką, tu nepergink. Aš nesuprantu, kad situacijų visokiausia būna. Nu, tai susitiksim, kada ir atiduosi. Nu, nebent kur nors į karą išvažiuoji. Kokį Iraką, Afganą, ne? Ja, nu, lik ir ne. Ne, nu, tai tvarko, jeigu ne karas, tai susitiksim, tai aišku. O man armija, žinok, irgi patinka. Vat ten yra truputėlį kitaip negu pas mus. Ten pasakai garbės žodis ir viskas aišku. O čia netiki. Pasakai netiki, nu, pažiūrėk. O kita vertus ir jo suprantu. Aplinkui, žinai, žulikai, bandytai, O armija kitaip yra. Kitaip. Na jo, pas mus liktai kaip ir viskas aiškiau. Nu tai va, apie ką ir šneka. Klausyk. Išgeriam. Ne. Išgeriam. Kitą kartą. Išgeriam viskas. Duok man brendžio butelį ir citrinos papjaustyk porą. O, greičiau, Saulė mano. Eik, su karininku seniai negėriau kokius. Sės. O. Nešam. O tai kaip aš jums tą skolą atiduosiu? O ką tu čia pergyveni, nu kai ateis laikas ir atiduosi. Žinai kaip? Va, ateik pas mane į gimtadienį.
Tiksliai. Ateik į gimtadienį. Ne, Ateik. Nepatogu. Nepritaškyk tepalo. Daiva šiandien be galo atsargus. O čia tavo nauja suknelė? Aha. Patinka? Taip. Ir tau beje jinai labai tinka. Tikrai? Taip. Nors visi rūbai, kuriuos tu nešioji, tau tinka. Tu tik todėl taip sakai, kad nereiktų lyginti, kas man tinka, kas ne? Nu, patikėk, tikrai ne. Tikrai. Tikrai? Aišku. Nu, tai ką? Tik atsargiai. Suknelė, kad neįsiteptum. Į tavo batų žiūrint, galėčiau šukuotis kaip veidrodis. Nu, galėsi šukuotis, tu pabaigsi ir galėsi šukuotis. Pop, o kodėl tu jas šiuruoji? Tau jeigu rytoj laisva diena, šeštadienis. Nu, kokia laisva, rytoj karių priesaika. Aš turiu ten būti. Tai kodėl tu man nieko nesakėjai? Aš nebūčiau nieko planavus. Nu, kaip aš to nesakiau, nu? Aš nebūčiau vaikų kiek kvailė sutikus, kad eisim pas mano seserį. O tenai kas? Juk Monikai sueina 8 metai. Ji beveik verkia, kad ateitume. Ir vėl aš turėsiu būti kai koja našlė viena, vėl visi klausinės, ar viskas tvarko, ar nesusipyko, dar tik reikia atskirtis. Ir kaip man tai atsibodo. Aš tikrai galvoju, kad aš tau pasakiau. Nieko, daryk kaip nori. Aš Monikai ką nors pameluosiu, nors taip nesinori. Būry, lygio, ramiai. Šiandien bus jums labai svarbi diena. Jums bus išduoti ir priskirti ginklai. Juos turėsit pažinti net iš kvapo. O jų numerį turėsit įsiminti kaip tėvė mūsų. Nemoko. Komandos laisvai nebuvo. Norint kažko paklausti, reikia atsiklausti. Ko nemoki? Tėvė mūsų nemoko, tamsta seržantė. Ateik čia. Klausau. Šitam įsišokėlį išduokit kulkosvaidį. Patampys metelius. Įgaus kariškos drausmės. O tuo pačiu ir tėvė mūsų. Tikiuosi ir man išduos pulimėtą. Pabūsi taikinį. Tikiuosi išsitituiravai taikinį ant šiknos. Sako, vazelinu pasitepus dar kulipos labai gerai lenda. Pas tave ir tept nereikia, ištreniruota, matyt, lenda viskas. Kalbas reikiuoti! Po vakarienės galėsit pasimėlį. Elinį Krasauską. Aš? Pas mane. Klausau. Savo bobai galėsi sukišti, jeigu dar stovi. Žmuši, suka. Kas šitai daras? Raminotas reikia. Viskas ramus? Ramus. Gul. Atsispaudimus. Kiek? Ant kumščių. Tiek, kiek reikės, kol visi giglus pasiims. O jūs paimsit paskutinį. Pradedam. Ну, стоп. О, viskas, davai, merginos į baseiniuką, šitą taip šypsomės. Nu, Irinuška, davai. Davai. Davai nuotaiką. Oi! Kas atėjo, eik tu savo. Žinok, aš jau bijojau, kad neteisi. O, gerai. Klausyk, gal kažkaip nepatogu aš. Kas? Baik tu mano draugas, aš tave kviečiau į gimtadienį, tai kokia čia gali būti nepatogu? Čia mes su Hebrytė truputį švenčiam. Viskas, Hebra, prašau dėmesį truputį. Noriu pristatyti jum. Čia va mano draugas dabar, Algimantas, Litiocha. Vyresnysis. Nu, atsiprašau. Vyresnysis leitenantas. Nu, bus generolas. Nu, užėk. Ne, nu kažkaip nepatogu, gal aš namuosiu, bet va, už pagalbą bare, tada ir skolingas, ir dėkingas. Nu, ką tu kalbėjai? Sveikinu. Nu, ką tu kalbėjai, nu, koks nepatogus.
Koks nepatogu, mesgi draugai, kokios skolas pas draugus, ką? Nu, aš negaliu tavęs paleisti, viskas turėjo atsisėsti ir išgerti. Ei, pasitrauk, įpilk mums ko nors. Įkaltė. Užžyk, aš jau tikrai bijojau, kad neteisė. Ai, vyrai, aš taip negaliu, palaukim. Nu, nusirenk, aišku, čiagi pas mus truputėlį karšta. Va, dabar ramiai galėsim įkalti. Nu, už mano gimtadienį. Davai. O, Erikai, aišku, gimtadienis yra gimtadienis. Na, sveikinu. Ir ką kalba? O, kaip vyriškai išgėrė, o, gerbiu, a? O, čia tai kareiviškai, va, seniai, taip, mėgstu tokius vyrus, va. Nu, viskas, turi man antros kojas. Davai, papilstyk. Gal neskubam? Kaip tai neskubam, papilstyk. Aš negaliu už armiją neišgerti. Viskas, tylos visiems, mes geriame už armiją. Nu, davai. Nu, už kariuomenę, mielai. Sveikinu. Nu, sveikinu. Sveikatą. Gerai nuėjo, ne? Nu, sėsk, pasitrauk iš. Sėsk, nu, iškasim, išgersime. Merginas, vo, pažiūrėkite. Vo, čia tai tikras vyras, o, patsanas, ne? Vot gerai sakoma, kad karininką atpažinsi ir be uniformas. Žolis. Šitą uniformą užsitarnaut dar reikia. Tai aišku, aš suprantu. Tiesa, vo, Irinuška, o, Irina. Ateik, supažindysiu. Ateik. Palauk, mes jau matėm. Ateik. O, Irina, rekomenduoju. Kaip aš mėgstu vyriškus vyrus. Nu, grieb ką, palaukit. Aš tai griebčiau, bet nežinau, ar laisvas. Laisvas. Jūs visi taip sakote išdykėliai. Našlys aš. Nu va, matai, sakė laisvas, reiškia laisvas, o karininkas sako, tai reikia tikėti. Davai. Nepykit, Algimantai. Aš galiu jūs taip vadinti. Aš tikrai nenorėjau jūs įžeisti, Algimantai. Ne, aš nepykstu. Man tiesiog kažkaip silpna pasidarė. Aš, ne, blogai biškai. Nu, ką darysi? Nu, baigtų čia visiemgi pasitaiko. Nu, Irinuška, pasirūpink svečiuose. Spaudimas ten, žinai, viskas. Nuvestų į šitą mėgamą, tegul atsigula pamiega. Davai, nebijokit jo. Kabinkitės mane parank. Va, čia eisim, pailsėsim, atsigausim. Nežinau. Man bratkis sakė, kad iš pradžių tik sunku bus, o man tik ko toliau, to sunkiau darosi. Namo noriu. Vaiko čia kaip kažkokie šunys, o tolko tai jokio. Baik verkti, normaliai. Aš prieš kariuomenę tokio maisto rytai gaudavau. Natalijai laišką parašiau, net rašo. Kada parašai? Kada? Vakar. Čia ji? Taip, Natalija, mergina mano. O, kokia žirgytė. Tu džiaugias, kad tokia net rašo. O ko nenuga? Nuotrauką atiduok gerai. Jėzu, dėl tokio šitai parintis. Kas jeims, baisi tarnybą geresnį susirasi. Atiduok nuotrauką gerai. Atvarysi pas mane į Radviliškį, aš to tokią blondinką surasiu. Atiduok nuotrauką gerai. Merga kaip merga, ko tu čia tyčiojas? Pats nifiga neturi. Imk savo. Ačiū tam. Durnius. Dėkui, Irina, man jau geriau. Atsipalaiduok, generolė. Aš jums taip nepatinku. Ne, tu labai graži. Tai jūs gražus, mano generolė. Koksai tvirtas kūnas. Aš visada norėjau tokio vaikino.
Bet tu sakei jaunutė. Kvailelį taip tik atrodo. Man jau virš 20. Kuopa! Ginklų! Gerb! Tamsta pulkininkė leitnantė. Kuopa iškilmingai karių priesaikos ceremonijai išrikiuota. Kuopos vadas kapitonas Vilkas. Sveiki, kariai! Sveiks, tam! Šiandien jums ypatinga diena. Jūs tapsite tikrais kariais. Kaip prieš 17 metų aš daviau priesaiką tėvynei Lietuvos kariuomeniai. Man tai buvo lyg antras gimtadienis. Aš prisiekiau savo tėvynei, kuri po 50 metų okupacijos sugebėjo atsitiesti ir išsivaduoti. Priesaiką pradėk. Eilinį Krasauskai. Aš? Priešrikiuoti išeik. Klausau. Priesaikas skaityk. Klausau. Aš eilinis Tadas Krasauskas. Aš eilinis Tadas Krasauskas. Jūsų akivaizdoje prisiekiu. Jūsų akivaizdoje prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Nesigailėdamas jėgų ir gyvybės. Nesigailėdamas jėgų ir gyvybės. Ginti Lietuvos valstybę. Ginti Lietuvos valstybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Pasižadu sąžiningai. Pasižadu sąžiningai. Vykdyti Lietuvos valstybės įstatymus. Vykdyti Lietuvos valstybės įstatymus. Ir savo viršininkų įsakymus. Ir savo viršininkų įsakymus. Pasižadu šventai. Pasižadu šventai. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Nepasiduoti jokiems Lietuvos priešų kėslams. Nepasiduoti jokiems Lietuvos priešų kėslams. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Labas, mama. Labas. Čia tau. O, ačiū, nereikėjo. Sveikas, tėvai. Jėzau, vargšiukas kaip tave nuskuto. Reikės nufotkinti hebrai nors iš juoko. Koks sukūdis berniukas mano. Čia turbūt jūs visus badu marina. Nieko, pareisim namo, pamaitinsi žmoniškai atsigausi. Negrįšiu aš namo. Vadai neišleidžiu. Prisidirbai. Neišmažė dar tau tų durnyčių iš galvos, ką? Kada tai protelė ateis. Baig kabinėtis prie vaiko.
O kaip čia dabar aš tiek vaišių suruošiau? Tai kad gerai mus čia maitina. Einam į Bulko kavinę, pasėdėsim, atsigersim arbatos, pakalbėsim. Kariuomenė tau į naudą, vyriškėjas toks. Gal einam kur nors į miestą? Ne, nieko nebus, neišleidžia manęs. Čia pamokiau vieną dunduką, tai dabar 2 savaitės kareivinėse sėdėsiu. Ryškumo mokysiuos. Kur mama? Ai, negalėjo atvykti. Ką, vėl kažkas? Ne, tikrai negalėjau, bet sakė, namie lauks tave su vaišėmis. Bet kad tavęs neišleidžia. Tai va tam stabilitininkė. Dar viena priesaika. Kiek jų jau buvo, bet kiekvieną kartą širdis įvyko. Ne kiekvienam, Pitonė, ne kiekvienam. Aš manau, kad priesaika keičia žmogų. Norėtųsi, kad pakeistų kiekvieną. Sunku pakeisti žmogų, kurį formuoja darželis, mokykla, kiemas. Nors mes stengiamės. Todėl ir yra kariuomenė auklės vietoje. Aišku, mes galim pavydėti mūsų NATO partneriams, kurie turi profus. Na, manau, mes irgi. Anksčiau ir vėliau suprasime, kad Lietuvai reikalingi vien profesionalūs kariai. O kol kas mes važinėjame žiguliais ir bandome apsimesti, kad jie geresni nei Mercedesas. Užtat šauktiniai pigesni. Pigesni. Bet kokia nauda? Pigiausia iš viso nieko nedaryti. O prasta nepasiruošusi kariuomenė gera tik taikos metais. Nedaug die prireiks. Tada brangiau sumokėsim. Bet manau, mes atsitokėsim anksčiau. Dabar auklėkit savo jaunimą, vaikai pasimetę, be vertybių. Pabandykite pakeisti jų gyvenimą ir įrodyti, kad tėvynė netuščia žodis. Irioša duoda, nu, oi artistė. Što, kareivėlis pauša dirmė? Kažin ar starlėjus tiks. Fik tu čia palkaną gausi dabar. Geras vaizdelis. O, man šitas darbas pradeda patikti. Turim. Starlėjus. Po savaitės garbės kuopoje pamatysite, ar pavyks tėvams už pinigus išsukti Deividą nuo tarnybos. Išgrūdai, vaiką. Išgrūdai, dabar tu esi patenkintas. Dabar tavo išdidumas yra sotus, Jeigu taip? jam proto neįkrės, tik jis mums visiškai ant galvos užlips. Sužinosite, kokie kaltinimai gresia leitenantui Miknai. Jis jas nemušė, jis jas volačius ginklų privertė. Kaip karininkas pasielgs grubaus šantažo akimirką. Manai, aš tavęs išsigandau, ką? Išsigasi, vyrutė. Ar Tadas, pabėgęs iš dalinio, spės išgelbėti savo seserį? Garbės kuopa kitą šeštadienį, 9:30 vakaro per LNK. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas. Iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.